Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Dabar mūsų slidinėjimai baigėsi, dabar prasideda avarijos dėl greičio, o jos yra skaudžios. Sveiki, čia Reidas. Automobiliui Audi A6 atsitrenkus į turgaus sieną žuvo jaunas vyras. Nutirpus sniegui pradėjome kabinti kelkraščius ir verstis nuo kelio. Girtas vilkiko vairuotojas ketino per Lietuvą nugabenti alaus krovinį. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Čia buvo akimirkų reikalas visiškai, aš paskui pamačiau, kad jau medžiai priešais mane ir viskas. 63 metus be avarijų vairavo mašinas 83 metų Mercedeso vairuotojas, bet užkliuvo vieną rytą už Fiato durų. Kam nepasitaiko? Tai kas nutiko? Užbrėžiau durelį. Traukiaus atbulos į durelį. Kiek metų vairuojat? 63. O Jėzus Marija. Dadė gimęs buvau 20 metų. Ir pirmą avariją? Pirmą. Tai kokios problemos? Kodėl deklaracijų nepildat? Aš den palikau savo draudimą. Dabar galvoju, kad neapsidarau, skambinau į draudimą. Sak, nusausi 6 teisę apdraus. Aš matyt namuose su dokumentas, kad jau palikau draudimą. Tai kur čia įbrėžėt? Kur parodykas? Čia pirmą avariją? Pirmą. Čia jūsų pirmą avariją per 63 metus? Jo. Nu, supratau. O jūsų kurią vietą čia kliudėt? Čia matyt su bufeliu. Nu, per 63 metus galėjo daugiau kažką tai padaryti. Bet tai kaip jūs čia taip sukot, man dabar įdomu. Ak, matai, čia buvau. Aš biškai daug vairas. A jūs dar rodėt, kaip pasukt reikia? Ne, sakau, pats atgi mašiną, sakau, važiuoja. A. Duodis tai... Čia matą saulė, o spindėjai aš tą kampą jūrų, o neapskaičiau ant to bufir biškai. Tamsi mašinį ir neapskaičiau. Mercedeso vairuotojas viską padarė teisingai, paskambino į draudimą, ten jam priminė, kad jo mašina tikrai yra apdrausta, tik tų popierių senukas nebuvo pasiėmęs. Tai tokiu atveju vėlgi policija nereikalinga. Draudime reikia pasiteirauti, tai koksgi tas poliso numeris. Sužinojus numerį, užpildai eismo įvykių deklaraciją ir tada skirstosi viešojo eismo dalyviai, kas savo. Vilniaus plente susiglaudė vilkikas ir automobilis Peugeot. Kadangi pastarojo automobilio vairuotojas jautėsi prastai, tai jis nieko pasakoti apie avariją saugaus eismo gerbėjams nepanoro. O gal ir jautė, kad yra neteisus. Lysti po vilkiko priekių, tačiau kita pusė buvo netokia sudėtinga. Aš išsukau, mane užleido iš Pramonės gatvės. Aha. Iš Pramonės gatvės. Aš matau, kad jūs esat va šito juostai, pirmo juostai beje. Nu, o jie? Kaip sako? Kaip sustoji? Nu tai gerai, nu tai mane užleido, aš važiuoju pirmą juostą. Kas yra tada? Blogai. Man irgi nieko nėra. Net atvykus policijos pareigūnams ir parodžius akivaizdžius avarijos kaltininko ženklus ant kelio, tai yra vilkiko galva sukta kairėn, Peugeot spraustėsi iš greitėjimo juostos, lengvojo automobilio vairuotojas nesutiko su savo kalte. Todėl diskusijos ir incidento sprendimas persikėlė į kelių policijos biurą, kur Peugeot vairuotojui buvo surašytas protokolas už avariją. Štai taip, nebuvai policijos duomenų bazėje, tai dabar būsi. Ir kitoje istorijoje pasižymėjo automobilis Peugeot 308. Jūrininkų ir Minijos gatvių sankryžoje pusę metų legaliai mašinas vairuojanti mergina, sukdama kairėn iš Minijos gatvės įvažiavo į duobę. Sprogo viena padanga, mašina trenkėsi į bortelį, čia sprogo dar viena dešinės pusės padanga, nevaldoma mašina už 60 metrų užvažiavo ant šaligatvio ir trenkėsi į stulpą. Per avariją nei 5 mėnesį neščia esantį vairuotoją, nei jo sutuoktinis nenukentėjo. Per avariją sprogo 3 tik prieš 2 dienas įsigyto automobilio padangos, bei truputį apgadintas priekinis bamperis nuo atsirėmimo į stulpą. Apie nelemtą duobę, o gal net ne duobę, o šulinį lygiais kraštais, policija informavo miesto tvarkymo skyriaus tvarkdarius.
Viskas, sniego nebebus, taip sakė Audronė Galvonaitė. Mes ėmėme ir patikėjome ir iš karto pasikeitė avarijų rūšis. Aną dieną kelyje į Palangą sudužo automobilis Peugeot 206. Jauna graži vairuotoja per avariją nenukentėjo ir mielai pasidalino savo įspūdžiais, kad kiti žinotų, kaip būna. Važiavau link Palangos. Ramiai. Džiaugiausi oru. Saulėta diena, pasportavom su mama, galvoju, turiu laisvą dieną, pasidarysiu savo reikalus, ką reikia. Ir nieko nežinau, kaip nesupratau iš tikrųjų. Tik pamačiau, kad mašina tampa nevaldoma ir viskas, ir kad čiuožiu. O pajudot per štai krestelėjimą, kad nuo kelio nuvažiavot, ar dar ką? Ne, nieko žinokit. Čia buvo akimirkų reikalas visiškai. Aš paskui pamačiau, kad jau medžiai priešais mane ir viskas. Ir verčiausi. Diržai, pagalvės šiuo atveju apsaugo jūsų. Taip, buvau ir su diržais, ir pagalvės iššovė, o čia ir su nubrozinta, bet dar nedaug. O šiaip sveika gyva pati išlipau. Pati? Kas atvertė mašiną? Vyrai. Vyrai? Pakeliai stoja. Supratau. Nežinia, čia sėkminga Lauros diena ar nelabai. Turbūt sėkminga, vertinant tai, kad likus 10 minučių iki sudužimo į medžius, vos jos nepervažiavo vienas žioplys, kuris vos nesutraškė merginos vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje Klaipėdoje. Šūktelėjus mamai, Laura spėjo atšokti nuo žioplio mašinos variklio antvažo, o po 10 minučių šis nelemtas nuvažiavimas nuo kelio. Policijos pareigūnai spėja, kad mašina lengvame posūkyje užvažiavo ant kelkraščio ir pradėjo skirtingai suktis ratams, tiems dviems, kurie liko nuo asfalto, ir kitiems dviems, kurie nuvažiavo nuo kelio, mašina tapo nevaldoma. Šonu nuslydo nuo sankasos kitoje kelio pusėje ir sudužo kanale į krūmus. Į įvykio vietą buvo atvykę aplinkos apsaugos specialistai, jiems kažkas pasakė, kad gali būti išsiliejęs dyzelinas, tačiau į nieko panašaus neradę išvažiavo. Protokolas surašytas nebuvo, mat mergina svetimą turto neapgadino, tik sudaužė savo nuosavą automobilį. Sekmadienį Kretingos rajone Kartenoje Klaipėdos kelių policijos ekipažas sustabdė vilkiką dėl atrodo menkos priežasties. Prieš dieną buvo pasibaigę tranzitiniai vilkiko numeriai, o toliau timtelėjus virvutę prasidėjo. Vilkikas be techninės apžiūros, be draudimo, vežtas alaus krovinys į Vilnių tiesiai per aplinkui ir dar vairuotojas neblaivus ir nekalbus. Garbė Jėzui Kristui. Garbė. Labas rytas. Labas rytas. Kur važiavot išgėrę, sakykit? Atsakykit man. Alų turbūt ne iš krovinio gėrėt? Ne? O kur važiavote dabar? Palauk, negalėjot porą valandų? Galėjot? Transportas su visų alami buvo uždarytas į Kretingos policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Vairuotojas gegužės 9 dieną turėjo atvykti į Kretingos teismą dėl nuobaudos, o istorija buvo apie tai, kad gėrus kelte, gėrus krante reikia dar pabūti, kol išeis visa bjaurastis iš organizmo ir tik tada važiuoti. Ir kita istorija sunkiasvorė. Pirmadienį Klaipėdoje Taikos ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje iš sunkvežimio iškrito kokias 8 tonas sveriantis pramoninis grąžtas, kuris grauždamas asfaltą aprėdėjo 2 eismo juostas, nors istorija bandė kurpti kitą. Istorija bandyta suklastoti. Neva vairuotojas pamatęs, kad grąžtas tuoj užkris, sustojo ir pabandė jį pataisyti. Transportavom grąžtą, pastebėjom, kad blogai užtvirtintas, perstropuojam, viskas. Andriau, tai kas nutiko? Paslydo? Nuslydo? Sustojot pasitaisyt? Taip išeina. Nieko neapgadinat? Ne? Pasakokit, ką norit. Žmonės dirbantys šalia draudimo bendrovėje grąžto kryčio metu vos nuo kėdžių nenukrito. Tai mes ir sakome, kad kaip gerai, kad niekas šalia nevažiavo. Iš akies 8 tonas sveriantis daiktas, kad jie užkristų ant kojos, tai nesu obuolių per galvą gauti. Kadangi per incidentą buvo apgadinta kelio danga, su kelio savininkės atstovų savivaldybės tarnautojų turėtų būti užpildyta eismo įvykių deklaracija. Su pirma dalimi viskas – pertrauka, o antroje dalyje bus ir deklaracinių avarijų ir šiaip neįtikėtinų nutikimų. Reklama. Dabar jos kertelė mūsų laidoje, o po reklamos toliau laidoje matysite. Automobiliui Audi A6 atsimušus į turgaus sieną žuvo jaunas vyras. Dėl epilepsijos ištikto pėsčiojo ant mokyklos gatvės viaduko įvyko avarija. Ir aišku, vaizdo registratorių rubrika savo vietoje antroje reido dalyje. Tačiau visa tai tik po reklamos. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra.
Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Tai buvo visa reklama. Na, o mes tęsime laidą. Laida Reidas. Vieną gražią dieną ant mokyklos gatvės viaduko susidūrė 2 automobiliai, tačiau po susidūrimo liko stovėti 3. Istorija labai dramatiška. Pasirodo, pirmojo automobilio Opel Astra vairuotojas 23 metų Dainius sustojo ant viaduko, įdant mirštančiam žmogui padėtų. Jis sustojo, už jo dar viena mašina sustojo, už tos dar Audi sustojo, o štai Renault vairuotojas pamatęs Audi bandė prasukti tarp šios šono ir atitvaro, tačiau tarpelis pasirodė per mažas. Būtent Renault vairuotojui ir kilo klausimai dėl Opelio sustojimo ant viaduko. Nu ką, bakariukas atvažiavo, kirto ant stabdžių. Ant stabdžių kirto? Jo, prieš tai dar žmogus buvo su maža mašinikė toje, tai čiučiut spėjau pranerti tas irgi ant stabdžių. Nu, aš irgi ant stabdžių. Nu ir ką, bandžiau dar išvengti tos situacijos, tai čia vat kliuvo tam į kampą. O šitam kliuvo? Ne, šitam nekliuvo. Šitam nekliuvo. Tai kas dabar kaltas dėl avarijos? Neįsivaizduoju, ar ant tilto, ant viaduko galima taip sustoti, iškart stabdyti. O kvietėt policiją? Nu, iškvietėm, turėtų atvažiuoti. Kvietėm. O greitoji buvo sustojus, bet nėra sužeistų? Ne, greitoji, jisai vienu žodžiu staigiai stabdė, nes tenais benamis gulėjo atsigulęs. Ai, šitai? Jo, prie antro to stulpelio. Nu, prie antro stulpelio. Ir kur tas benamis dabar dingo, nebėra jau jo, ne? Ai, išvežė jį? Jo. Audi vairuotojas spėjo sustoti, jis nesitrenkė. Tai į jo mašiną trenkėsi Renault. Jūs važiavot antrą juostą? Ne, šitą pirmą juostą. Pirmą juostą važiavo? Jo, kaip ir Opelis, kaip ir jisai. Dar priekį buvo viena mašina, bet tai ir liudininkas, jisai irgi išvengė, jisai sustojo, tas žmogelis irgi sustojo ir aš spėjau sustabdyti. Staigi viskas, jis antras vairuotojas sustojo, aš stojau už kelių sekundžių smūgis. Opelio vairuotojas sakė, kad jis negalėjo kitaip pasielgti. Jis, pamatęs nukritusių žmogų, privalėjo sustoti ir suteikti pagalbą. Kas gali būti pas žmogų per mentalitetas, jeigu jisai sako keiksmažodis, kad jisai numirė? Nu kaip taip galim sakyti? Nu, supratau, bet mašina sutvarkys, o žmogus miršta. Aš negaliu tipo sustoti. Supratau, tu sustojai dėl to žmogaus, kuris buvo parkritęs, pažiūrėti, ar jisai gyvas. Taip. Supratau. Ir po to... Pagal kiek taisyklės aš turėjau nuvažiuoti mesti ir ateiti peškom, bet kol būčiau atėjęs, gal jis būtų jau numiręs. O ką tu būtum padėjęs? Kom tu būtum jam padėjęs? Kai būna epilepsijos priepuolis, reikia ant šono pagulyti žmogų. Ir įkišti į burną ką? Nežinau ką. Ot kažką reikia kišti. Žmogus ištiktas epilepsijos buvo nuvežtas į ligoninę, o Renault vairuotojui pasiūlyta užpildyti eismo įvykių deklaraciją, prisimant kaltę dėl atsimušimo į Audi. Tuo metu Tilžės ir Komunarų gatvių sankryžoje įvyko pavasarinė avarija. Ford Fiestos vairuotoja teigia, kad jeigu dėduks būtų jaunesnis, ji išvažiuodama iš šalutinės Komunarų gatvės būtų aną pastebėjusi. Tačiau šį pavasarį ji žiūrinti į jaunesnius. Į avariją pakliuvot, pons? Ne, man pakliuvo. A, jūs pakliuvo. Kaip nepamatė to dėduko, sakykit, tokio? Nu tai va, nepamačiau. Aš važiavau į ten. A, jaunesnis žiūrėjo? Iš čia. Nežinau, ką prieš 10 metų. Spėjau dar čia vairį patukti. Matau, dar stabdėte rimtai, matau. O yra kokį 3 metrą stabdžiau. Nu va, pavasaris. Tai ne tik vaikinai merginas žiūri, bet ir merginas jaunesnis žiūri, taip? Lyčių lygybė. 40 metų be avarijų važinėjantis dėdukas gavo nuo jaunesnės merginos šonan. Pavasarinė avarija. Tikrai, kad būtų jis jaunesnis, būtų nam daugiau dėmesio parodyta, būtų pastebėtas. Sausio 15-osios ir Minijos gatvių sankryžoje susidūrė automobiliai BMW 740 ir Audi. Tarp incidentų dalyvių kilo šiokie tokie nesutarimai, tad avarijos tyrimas šiek tiek užtruko. Labą dieną, berniukai! Kaip sekasi? O matai, kaip sekasi. Blogai sekasi? Ką blogai? Ką pradirbot? Nieko nepradėrom, turėjo praleisti mūsų žalės degė. Aha. A jisai kaip važiuoja ir važiuoja, nu, tas Audinė.
Audinė, ten Bimbalas 740. Ten žiauri mašina, žinau. Nu, o kuris iš jūsų vairavo? Tu huliganas. Kiek vairuoji? Dar nedaug. Nu tai. Metai, kiek dar? Pusantrų metų? Pacanas dar. Vis tiek turėjau praleisti. A koks jums degė? Žalės dega. Žalės? Važiuodami. Čia sukdami žalės dega, jisai važiuoja, atsisuo per vidurį kelio. Aš per stabdžius daviau, tai trūko tasai, kaip tai, tas trusiukas trūko. Stabdžiai trūko? Aš kaip per stabdžius, kai daviau, kai šėdos, tai ir trūko. Nu kur ten, jau temperatūra jau buvo. Į pagalbą buvo pasitelkta vaizdo medžiaga, juk visi žino, kad ši probleminė sankryža yra filmuojama ir beveik visos ginčytinos avarijos yra išaiškinamos pagalbant pasitelkus vizualųjį meną. Jūs patys matot, kaip čia viskas buvo. BMW suka kairien ir nepraleidžia tiesiai važiuojančio Audi. Na, Audi vairuotojas Ruslanas turintis net 1,5 metų vairavimo stažą galėjo ir atsargiau važiuoti, juk jo mašina buvo pilna keleivių. Tačiau jis dėl avarijos nekaltas, o kol jūs žiūrėjote filmuotą medžiagą, buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos. Beje, vaiką buvusiai automobilyje BMW apsaugojo speciali kėdutė, kuri taip pat pasitarnavo ir kitai mažai keleiviai, buvusiai kitame automobilyje kito incidento metu, kuris vyko tuo pačiu metu Šilutės plento ir Kauno gatvių sankryžoje. Šioje avarijoje viskas aišku, tik į ligoninę pateko golfo keleivė, kuriai buvo sumušta ir taip prieš 2 dienas sulaužyta koja. Mes kol kas nežinome, ar tai žmogžudystė, ar savižudybė. Tačiau žinome faktus, kad trečiadienio naktį Klaipėdoje į naujo turgaus estakadą atsitrenkus automobiliui Audi A6, jo salone buvo rastas vairuotojas su krūtinėje styrančių peilių. Atvykus policijos pareigūnams tapo aišku, kad čia jau nebepaprastas ar įskaitinis įvykis, kurį turėtų tirti kelių policija. Tad tyrimą perėmė smurtinių nusikaltimų skyriaus pareigūnai, kurie ir turės atsakyti į klausimus, kaip žuvo 23 metų jaunuolis. Studentas atrodo neturėjęs gyvenime problemų. Apmaudu, kai laidoje turime kalbėti apie žmonių žūtis. Bet turime, nes tai įvyko važiuojant su automobiliu. Jeigu tai savižudybė, tai bus ne pirmas mūsų krašto vyriškis pasirinkęs mašiną, kad jį padėtų įgyvendinti savo sprendimą. Filmuoja reido reporteriai. Šio roverio vairuotojo būtų galima paprašyti truputį pasisemti kantrybės. Na, gal jis niekur nepažeidžia. Tik mokinuką lenkia, ana gazindamas sočiai. Apsaugos įmonių darbuotojams niekas nesuteikė važiuoti ne pagal kelių eismo taisyklės. Iš 3 žiedinės sankryžos eismo juostos šauna į 2 gatvės juostą visiems per šonus. O su šitais piliečiais rimtai turėtų pakalbėti klasės auklėtoja, direktoriaus pavaduotoja, užklasinės veiklos organizatorė, kad taip nederėtų eiti per gatvę šioje Laukininkų gatvės vietoje. Juk netoli yra dar 2 legalios pėsčiųjų perėjos, ko ten nenuėjus. Dabar taip, kas man gali pasakyti, ar tikrai šiuose Audi modeliuose nėra posūkių signalo rankenėlės. Ir tai blogas matomumas lyjant, tai dar be posūkių važiuoja tose posūkiuose savo juostoje, neįsilaikydamas. O čia kelias mažiekiai, tirkšliai, ko gero komentarų nereikalaujantis lenkimas, neįsitikinus, kad tai bus saugu. Mes suteiksime metodinę pagalbą komisarui. Šio Opelio valstybiniai numeriai Feliksas Zita, Elena 017. O čia situacijos, kurios sukelia daug diskusijų. Šioje Baltijos prospekto vietoje galima sukti tik į dešinę. Ir posūkio rodymas į kairę niekam neįdomus. Ką jūs darysite už 100 metrų? Posūkį reikia rodyti čia ir dabar. Suki į kairę, rodyk į kairę. Suki į dešinę, rodyk į dešinę. O toliau pavažiavus keleivinio autobuso vairuotojas vairuoja kaip koks apsauginis, jau matytas prieš 2 siužetus šioje pačioje vietoje. Iš 2 į 1 eismo juostą. O čia vieta, kur susirenka aršių pažeidėjų krūvos. Jie visi nori vairuoti štai taip, nors iš 1 Debersino gatvės juostos galima sukti tik į dešinę. Girdėjot? Į dešinę. Ir viskas. Stebėkit ženklus. O jūs, Pežo vairuotojų, laukit kvietimo į policiją. Už ką? Už tą patį. Už važiavimą degant raudonam semaforo signalui. Teisėms ate. Šios laidos pradžioje pasisveikiname mūkteldami apie greitį. Kas tai per daiktas ar dalykas, netrukus išvysite reido draugo Žymanto filmuotoje medžiagoje. O dar prieš pėsčiųjų perėją. Ir dar tarp greičio slapinimo kalnelio. Ir dar kažkaip norisi, kad šis vairuotojas, kurio valstybiniai numeriai Darius Gintaras Citrina 020, atsidurtų komisaro kabinete. Gargždai kažkada garsėjo kaip rajono centras neturintis šviesoforų, bet tai buvo seniai, prieš kokius 5 metus. O dabar būkite malonus, mėlyjei, važiuokite pagal šviesoforo švieselės. Ir dar Gargždai, kelias į Kretingą. Netrukus pamatysite tai, dėl ko yra laida Reidas. Laida apie nederamą elgesį keliuose. Komentarų daugiau nebus, kai pamatysite, kaip nardo tarp apsaugos buomų šio automobilio vairuotojas, kurio taip pat laukia Klaipėdos rajono policijos komisariate. Ir pabaigai, mėly gandrališki žmonės, auklėkime savo mažuosius piliečius, nes tai, ką netrukus pamatysite, yra artimiausias mūsų mažųjų piliečių kelias į Dausas. Čiau, tai buvo viskas. Pasimatome kitą antradienį tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, tai yra Baltikum televizijos eteryje.
Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.